Nėra vis tik tai ir mums įprasta žaisti 2 dienas iš eilės ir galvoju, kad vakar sužaidėm solidžias rungtynes išvykoje prieš Lietkabelį ir šiandieną pradėjom neblogai rungtynes, tik tai tokį įsivėlėm į labiau atakuojantį krepšinį, kas labiau parankus yra Šiauliams, kurie yra tikrai gerai atakuojanti komanda, virš 80 taškų, 85. Ir aš galvoju vis tik tai, kad antroji pusė ta tokia mūsų koncentruota ir gera gynyba vėl sustatė viską į vietas ir leido laimėti rungtynes. Lygtai spurtas vyko, kai komandai buvo žemas penktas, ar ne? Na taip, visiškai teisingai dėl to, kad jų ir 4 numeriai, jeigu žaidžia, ar tai Šulskis ar Olanderis, mėgėjai labiau atšaukti ant tritaškio linijos negu leistis po krepšiu ir mums buvo parankesnis lengvesnis penketas, kurie pasikeitų sugeba ir prieš mažą gynėją pasiginti, bet ir būti laiku ant savo prie tritaškio linijos, taip kad aš galvoju, tai mums tikrai pasiteisino ir Simo Sandarnėlės išleidimas, aš galvoju, buvo vienas iš tų faktorių, kuris suklijavo mūsų tą penketuką, jis tikrai užkaišė visas tas tokias skylutes, kur reikėjo ten padėjo, kur reikėjo ten atkovojo kamuolį ir tikrai stipriai prisidėjo prie mūsų pergalės. Ar po dar 2 rungtynių su Čeriu galima kažką daugiau apie žaidimą pasakyti? Pateisino jūsų lūkesčius? Na, aš galvoju, kad labai norėtųsi, kad tos gerai sužaistas rungtynės ir sekančias rungtynės pasikartotų. Aš galvoju, kad jisai vakar sužaidė labai geras rungtynės. Šiandieną taip pat gerai jas pradėjo. Ir galbūt tas toks lengva pradžia mums šiek tiek atpalaidavo, kad paskui toks buvo nepilnai pasiruošę žaisti tą gynybą, kuri mums buvo reikalinga. Ir pats išsimušė truputį save iš vėžių, ko pasiekoja dar ir, kaip atsitinka, gavo lengvą rankos traumą, kuri aišku nėra pavojinga, bet tom rungtynėm jį išvedė iš rikiuotės ir užbaigėm bėdą.